Panevėžyje vyko vienas reikšmingiausių Rotary apygardos renginių – asamblėja bei išrinktųjų prezidentų ir jų komandų mokymai. Šis susitikimas žymi pasiruošimo etapą naujiems Rotary metams, kurie prasidės Liepos 1. Naujas laikotarpis subūrė klubų lyderius bendram darbui, idėjų dalyjimuisi bei strategijų planavimui. Šiandien esam Panevėžyje labai įžymioj vietoj Miltinio dramos teatre. Ir jeigu Miltinis paklaustų, kas tai yra Rotary ir koks pagrindinis Rotary tikslas, įdomu, ar visi rotariečiai pasakytų, kad tai yra tarnystė, kad mes turim tarnauti visuomenei. Daugelis rotariečių labai susireikšmina ir jie sako, Rotary tai yra viskas. Nepamirškime, pirmoji eilėje šeima, antroji eilėje darbas, iš ko mes gyvenam, trečioji eilėje yra Rotarys. Jeigu turim laisvo laiko, tai mes tuos gerus darbus ir darom. Asamblėjoje pristatytas Lietuvos Rotary apygardos 1462 valdytojas panevėžietis Egidijus Žukauskas ir jo komanda. Rotary apygardos kadencija apima 2025–2026 metus. Tai antras panevėžietis, kuris metus vadovaus apygardai. Pirmasis panevėžietis 2018–2019 metais vadovavęs Rotary apygardai buvo Algimantas Lukoševičius. Lietuvos Rotary apygardos iždininku nuo Liepos 1 dienos skiriamas panevėžietis Dainius Mikeliūnas. Tai džiaugiuosi, kad šiandien mes jau susitinkam mūsų nepriklausomą apygardai 12 kartą. Antrą kartą Panevėžyje. Prieš tai buvo valdytojas Algimantas, bus sekantis valdytojas Egidijus. Kas liečia Rotary, tai man šie metai yra stebuklingi. Toks ir yra Rotary šūkis, Rotary stebuklas. Ir iš tikrųjų mes jau galima pasakyti per tos 8 veiklos mėnesius padarėme labai daug. Mes tęsėme mūsų pradėtus darbus, kas liečia paramą Ukrainai. Mes vykdome daug iniciatyvų viduje, kas liečia vaikų rėmimą. Ir aš džiaugiuosi, kad klubai vis aktyvesni. Ir pavasaris yra toks laikotarpis, kai atgimsta gamta, tai matosi suaktyvėjimas ir mūsų klubuose, labai daug projektų, daug renginių. Ir mane kaip valdytoja tai labai džiugina. Reiškia, mes esame aktyvi, atvira, visuomeniai skirta tarnystei organizacija. Tai manau, kad tai labiausiai atspindi mūsų identitetą, kad mes esame tam, kad padėtumėm kitiems. Tarptautinė Rotary organizacija skaičiuoja jau 120-uosius savo gyvavimo metus. 46 000 šios organizacijos klubų veikia daugiau nei 220 pasaulio šalių ir vienija 1 400 000 įvairių profesijų žmonių. Lietuvos Rotary valdytoja buvau 2022–2023 metais ir tai buvo metai, kuomet prasidėjo karas Ukrainoje. Tai tais metais mes vienijamės visi Lietuvoje, kaip ir Lietuvos visa bendruomenė, taip ir Rotary bendruomenė paramai Ukrainai. Mums pavyko įvykdyti daug tarptautinių projektų ir šiuo metu parama Ukrainai skaičiuojama jau beveik 3 milijonai eurų, kuriuos pavyko suburti mums, Lietuvos Rotary bendruomeniai, kartu su pasaulio Rotary organizacija. Pirmasis Lietuvoje Rotary klubas buvo įkurtas Kaune 1934-aisiais Kauno apygardos teismo pirmininko Karolio Žalkausko iniciatyva. Atkūrus nepriklausomybę, Rotary klubai 92-aisiais Lietuvoje atnaujino savo veiklą.